Tęsiu ir toliau iliustruoti senus savo paties vaikystės prisiminimus, memuarus, kurie yra susiję būtent su pirmųjų mano kolekcijoje turimų žurnalo Genys numerių gavimu. Belaukiant dar vieno genio ateimo į namus, palengva tada atėjo jau ir 1993 metų Liepos mėnuo, pats vasaros vidurys. Nebepamenu jau, būtent kuri diena tada buvo, tik atsimenu dar tiek, kad tai buvo gan labai šiltas ir saulėtas vasaros dienos pietų metas, mano mama buvo nuvykusi tiesiai į Bakšėnų kaimo parduotuvę šio bei to nusipirkti. Kada paskui jį grįžo namo, nepastebėjau, nes buvau užsiėmęs, tik vėliau po kurio laiko pastebėjau kieme, ant lauko suoliuko mamos parvežtus ir paliktus man skirtus daiktus, tai buvo pakelis su saldainiais, Skittles ir Liepos mėnesio naujas Genio numeris. Apsidžiaugęs tada jau, kad puoliau tiesiai prie to žurnalo, kad ėmiau su didžiausiu įdomumu jį visą vartyti ir skaityti. Šiame piešinyje būtent tą radimo momentą ir pavaizdavau. Pasakojimas apie Aukštaitijos regioną, istorija apie gandrų meistrišką gebėjimą saugiai gaudyti gyvates bei krūvą gražių, vasariškų eilėraščių, mane viskas tame numeryje žavėjo. Tiesa, atleiskite, kad į piešinį įdėjau šiuolaikinį Skittles pakelio vaizdą, nes taip ir nesugebėjau rasti internete vaizdo, kaip atrodė būtent anais 1993 metais šio prekės ženklo prekybai skirtos pakuotės vaizdas. 1993 metų Liepa.